Подпишись на официальный канал Александра Хакимова, чтобы найти ответы на свои вопросы. И поделись этим видео с друзьями. Žmogui reikalingas dvasinis mokytojas, o ne vinys. Нужен духовный учитель, а не гвозди. Tai gali būti kokios nors praktikos. Psichologija gali kuom nors padėti, bet tai ne dvasinė praktika. Tai materialių dalykų sritis, savęs pažinimas. Dvasinė praktika – tai kontaktas su Dievu, kitaip tai nebus dvasinė praktika. Netgi tada, kada jūs darote gerą žmonėms, tai dar ne dvasinė praktika. Dvasinė reiškia, kada švari širdis, o dvasinė tai kas kita, kada jūs darote ne dėl savęs, o dėl Dievo. Tai visiškai kas kita, kitoks gyvenimas, kitoks pasaulio matymas. Dvasiniai praktikai ne kiekvienas ryžtasi. Todėl, kad jūs nebegyvensite dėl savęs. Žmogus turi būti pasiruošęs tokiam sprendimui. Turi turėti žinias, kaip gyventi pagal kitus įstatymus. Mes pragyvename gyvenimą tiesiog taip, o pasirodo yra visiškai kitokie, negirdėti įstatymai, kada žmogui viskas savaime ateina. Ar taip išvis įmanoma? Jie tokių įstatymų nežino, todėl jie bijo dvasinės praktikos. Žodis atsižadėjimas jiems sukelia baimę, jie nesupranta tų dalykų ir todėl stovi ant vinių ir galvoja, čia dvasinė практика. Поэтому стоят на гвоздях и думают, вот духовная практика. Подпишись на официальный канал Александра Хакимова, чтобы найти ответы на свои вопросы. И поделись этим видео с друзьями.